yra keli aspektai. Pirmas aspektas, kad tam romane iš tikrųjų šnekama tokia paprasta, bet įtaigia kalba pačio rašytojo. Tai mes ją su Daiva Čepauskaite irgi stengiamės išlaikyti ir spektaklėje. Pats rašymo stilius, galima sakyti, toks kinematografiškas arba vizualus, bet to pačiu pati kaip literatūra, kaip tekstai yra labai gražus. Aišku, herojai ne visi, nes viso romano apimties kaip visada neįmanoma sutalpinti į spektaklio formatą. Tai mes ėmėme daugiausia tas jaunų žmonių istorijas, nes kadangi spektaklio auditorija yra jaunimas, skirtas paaugliam ir jauniems žmonėm, tai mes ir stengiamės labiausiai išryškinti to amžiaus personažus ir jų istorijas, jų meilę, jų draugystę, kas vyko tokiom visiškai nežmoniškom sąlygom, bet tai netrukdė žmonėms nei mylėti, nei draugauti, nei puoselėti kitus jausmus. Tiesą pasakius, spektaklis šneka apie meilę, apie tai, kaip netgi tokiamis atrodo neįmanomomis aplinkybėmis gimsta meilė, kad jauni žmonės turi tas pačias temas, kurias žmonės turi ir šiandien jauni žmonės gyvenantis, einantis į mokyklą ir taip toliau. Tai kad ta meilė gimsta, meilė, draugystė, tos rodos amžinos temos gimsta ir tokiamis neįmanomomis aplinkybėmis. Ir trečia tema, matyt, aktuali yra pati ta Isoko Mero romane šachmatų partijos momentas, tai yra tokia kova, kuri šituo atveju atrodo lyg tai šachmatų kova, bet tuo pačiu tai yra kova tarp agresorių ir tų silpnųjų. Ir čia jau atsiranda visa ta tema, kad tie žaidimai ir šiandieninė geopolitinė situacija išneka apie tai, kad tie žaidimai yra ne tik žaidimai, bet jie atsiranda žaidžiama ir iš žmonių gyvybių, ir iš kažkokių likimų. Pati erdvė jau yra kaip scenografija iš tikrųjų ir jinai labai dėkinga ir patogi būtent šiam spektakliui, šiai medžiagai, tos sienos, spalvos, nuotaika, kuri tvyro toje salėje. Manau, kad tai jau yra tikrai didžiulė dalis scenografijos ir lieka jos tiesiog nesugadinti. Tai ir tie daiktai tokie padriki, atsiradę tarsi iš nieko, likę tarsi gyventojų daiktai, objektai, kurie vėliau susideda į tokį scenografinį piešinį. Tai sakykime, kopėčios, kubai, kurie tarsi sienos dalis atskilusios ir formuojasi kaip tarsi žaidimas, toks susideda į kažkokį bendrą tokią nuotaiką. Yra šachmatų lenta, kuri tikrai atkeliaus į spektaklį, gėlės, kurios simbolizuoja laisvę, meilę, šilumą, draugystę tą pačią, taip pat atkeliauja į spektaklį, galbūt daugiau pati atmosfera, aprašymas, kaip sunku, slogu, tai vat, sakykime, tos lentos likusios senų namų, senų prisiminimų, vėlgi irgi atkeliauja į spektaklį. Ir šiaip tokių smulkių detalių, kurios atsispindės rekvizite. Ir, be abejo, žvaigždės, toksai kaip ženklas, pagrindinis simbolis. Tie personažai, jie yra 16, 17, 18 metų amžiaus. Tai yra būtent bendraamžiai tų žmonių, kuriems mes pasakosim šitą istoriją. Tai būtent todėl manau, kad jiems tai turėtų būti suprantama ir būtent įdomu pagalvoti iš to taško, kokius pasirinkimus siūlė to meto jauniems žmonėms laikas, nes iš tikrųjų jų pasirinkimai buvo labai sunkus. Ir kokia atsakomybė teko tokio amžiaus žmonėms tada, kai 16-mečiai, 17-mečiai turėjo spręsti gyvybės ar mirties klausimą, kito žmogaus gyvybės ar mirties klausimą, kai nuo tavo pasirinkimo priklausė kitų žmonių gyvybė. Tai spektaklyje matysite tokį ekraną, kuris susiūtas iš kostiumų, senų kostiumų, panaudotų, bet šiuo atveju jie tarsi simbolizuoja išnykusius žmonės, kurie tokie sielas
kylančias sielas. Tai yra ekranas, ant kurio vėliau dar projektuosis projekcijos. Šiek tiek dokumentinio įrašų, šiek tiek pačio spektaklio siužeto pagilinimui, tos pačios šachmatų partijos turėtų atsispindėti tame ekrane. Nori, nenori atsidurime tokiuose aštriuose, polarizuotose visuomenės situacijose, kur turime priimti vieną arba kitą pusę. Aš šneku ir, tarkime, apie Ukrainos-Rusijos karą, kada nėra tokios tarpinės būsenos, tu vienoje ar kitoje pusėje. Tu turi labai aiškiai priimti sprendimą. Ir mes kaip suaugę, vadinkim, sąmoningi, kurie žmonės, mes tą nori, nenori, turim prisimti kažkokią atsakomybę už tai. Tai šituo atveju norisi šnekėti ir su jaunaja karta apie tai, kad kas žino, nedaug tu Dieve, bet gali būti, kad kiekvienam iš mūsų išaus ta akimirka, kada supranti, kad lygiosios labai sunkiai manomas. Kad turėsi priimti vieną arba kitą pusę, stoti į vieną arba kitą pusę. Tai tas lygiosios trunka akimirka yra savotiška apie tai, kad ta taika arba ta būsena, kada mes, nei aš esu aukščiau, nei tu, nei aš laimėjęs, nei tu pralaimėjęs, ta taikos būsena, kad yra labai trapi. Kadangi režisierius sugalvojo tą spektaklio principą, tokį be ketvirtos sienos, atviro rato principų pasakoti šitą istoriją, ten nebus tos ketvirtos sienos, kai žiūrovai tik tai sėdi ir stebi, kas vyksta scenoje, ten yra ir bendravimo tiesioginio su žiūrovais. Tai taip tiesiog tie personažai, kurie yra ne tik knygos personažai, bet ir aktoriai veikiantys, tarsi nuo savęs, jie pasakoja tam tikras istorijas, atpasakoja, kad taip būtų tiesiog betarpiškiau bendrauti su žiūrovu ir galbūt netgi užduos jiems kažkokius klausimus.